2007 metais mes dar būdami opozicijoje parengėm tokį dokumentą, strateginį dokumentą, kurį skambiai pavadinom Rusijos sulaikymo strategija. Ir joje pagrindinį dėmesį skiriame tam faktui, kad Lietuva energetikoje tuo metu buvo visiškai priklausoma nuo Rusijos, dujos iš Rusijos, didelė dalis elektros iš Rusijos, nafta iš Rusijos ir tai darė ir poveikį mūsų vidaus politiniam gyvenimui. Štai tame dokumente mes aiškiai pasakėm, kad strateginis tikslas, kurio turim siekti, tai būti energetiškai nepriklausomais nuo Rusijos. 2008 metais laimėjom rinkimus ir man buvo visiškai aišku, kad tokio siekio mes turim iš tikrųjų tą siekį turėti kaip pagrindinį savo visos vyriausybės programinį siekį. Ir buvo visiškai aišku, kad norint štai tokį prioritetą įgyvendinti, tu turi turėti vieną stiprų kumštį. Ir natūraliai tada ta mintis ir kilo, kad reikia kurti energetikos ministeriją kitais pagrindais, dirbančiai iš tikrųjų vardan nepriklausomybės energetinės ir įgyvendinant naujas europinės direktyvas, kurios tuo metu irgi pasirodė. Ir tai mums atvėrė duris, pradėti realiai matyti tas mūsų energetinės nepriklausomybės trajektorijas, kaip to galim pasiekti, atsiimdami dujų vamzdyno kontrolę iš Gazpromo, statydami dujų terminalą, ir visa kita tada pradėjo judėti priekį. Tai buvo tas politinis žingsnis energetikoje, kad mes jau einame į nepriklausomą energetiką. Mums kaip ES daliai Lietuvai, iš tikrųjų, trečią energetikos paketą įgyvendinti buvo privalu ir mes netgi negalėjome to nedaryti. Tačiau mes pasirinkome patį radikaliausią jo įgyvendinimo būdą ir tai sukėlė didžiausią pasipriešinimą iš Gazpromo, iš Rusijos vadovybės pusės. Tai būtent tas pasirinkimas, kurį padarė Lietuva, kad mes bandėme įgyvendinti trečią paketą taip, kaip ko nenorėjo Gazpromas. Visagino atominės elektrinės projektas buvo pradėtas dar prezidentui esant Algirdui Brazauskui ir jis buvo sumanytas kaip 3 Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos projektas, kaip tam tikras Ignalinos atominės elektrinės tęsinys arba analogas. Ir tai buvo nepamatuota būtent iš tos pusės, kad nacionaliniai interesai Lietuvos, Latvijos, Estijos kažkiek skyrėsi ir jie gerokai buvo svarbesni kiekvienai šaliai negu regioninis interesas. Projektas Visagino atominės buvo regioninis ir nulėmė visgi atskiri nacionaliniai interesai, kurie ir neleido šitą projektą įgyvendinti. Energetikos svarba mūsų gyvenime pasimatytų tada, jeigu vieną dieną būtų nutrauktas elektros tiekimas, šilumos tiekimas, jeigu sustotų transportas. Tada mes ir pajustume, kokia yra energetikos svarba mūsų gyvenime. Iš tiesų, iš šiandien dienos perspektyvų vertinant, supranti, kad tokios ministerijos kaip energetikos ministerija darbai faktiškai visi buvo aukščiausio prioriteto ir tik dabar net ir skeptikai, kurie galbūt kvestionavo vieną kitą projektą, spartą, jie labiausiai matomi, tai yra suskystintų gamtinių dujų terminalas, kuris buvo intensyviai statomos, visa infrastruktūra buvo vystoma, buvo dirbama kas savaitę prižiūrint šitą projektą, kas 2 savaitės vyko vyriausybės darbo grupė pačioje Klaipėdoje, kai visos biurokratinės kliūtis buvo šalinamos tam, kad projektas pavyktų laiku ir dabar matome, ant kiek tai buvo svarbu. Be abejo, elektros jungtis, ar tai būtų Nordbaltas, ar tai būtų Litpolinkas, kurie tuo metu perėjo į statybų fazę. Nemažiau turbūt svarbu ir tuo metu vykęs unbundlingas, tai yra atskirimas veiklų, tai buvo, galima pasakyti, tam tikras eksperimentas Europos Sąjungoje. Buvome pirma valstybė, kuri įgyvendino visą apimtimi pilną energetikos trečią paketą, atskiriant pilnai iki nuosavybės
veiklas, tai yra perdavimo, skirstymo, prekybos. Tas labai stipriai skaudėjo tuo metu buvusiems akcininkams dujų sektorėje, tai yra Gazpromas, tai yra Rūgazas. Taigi tai buvo nemažas iššūkis sutarti, tuo metu vyko dėrybos su Gazpromu, kokiu būdu tas atskirimas turi įvykti. Kai matė, kad pokyčiai eina, kad įstatymai bus įgyvendinti, galų gale susitaikė, pritaikė nuolaidas, pardavė savo akcijas ir mes įgyvendinom pilna apimtimi kaip pirmieji ES tokios apimties unbundlingą, kaip dabar jau yra standartas ES. Pradėjo vykti pokyčiai, kokybiniai pokyčiai Ignalinos atominėje elektrinėje su šito projekto veiklos stabdymo ir decommissioningu, tai vadinamo. Deja, buvo susidurta su labai rimtais iššūkiais, kai buvo kvestionuojama iš viso galimybė Lietuvos vykdyti šitą projektą, buvo sustabdytas finansavimas iš principo. Tai reikėjo viską sudėlioti iš naujo, reikėjo pasamdyti naują vadovybę, kuri, atrodo, suvaldė visas rizikas ir dabar tas projektas apie jį negirdime, reiškia viskas vyksta gerai. Be abejo, tai tas pats SGD terminalas, tai yra tęstinis darbas, kuris buvo pradėtas ministro Sekmoko. Mes dirbome, statėme visą infrastruktūrą. Faktiškai Rokas Masiulis, kuris dirbo prie šito projekto, perėjo ministro poziciją tam, kad sėkmingai užbaigti. Tai čia toks aiškesnis pavyzdys, kur ryškesnio galbūt net ir negali būti. Vadovaujant ministerijai, pagrindiniai darbai, kurias teko daryti, tai paleisti suskystintų gamtinių dujų terminalo darbui, inicijuoti tolesnį šios profesijos plėtrą, įsitvirtinti ir kitose projektuose, dabar Klaipėdos nafta, dabar KN Energies jau vadinasi, išsiplėtė per visą pasaulį, konsultuodami kitus suskystintų gamtinių dujų terminalo operavime, statymę ir taip toliau. Kiti svarbus darbai, kuriuos aš atsimenu, tai buvo jungčių pastatymas, tai Litpolinkas ir Nordbaltas. Tai mūsų elektros išėjimas į vakarų rinkas, užsitikrinimas pigesnės elektros energijos ir sistemos stabilumo užtvirtinimas. Toliau pamatų stiprinimas atsinaujinančiai energetikai. Reikia prisiminti, kad tuo metu elektros kainos nebuvo tokios aukštos, tai tos paskatos didelės nebuvo, reikėjo valstybės paramos, pagalbos, VIAPO schemų, kad būtų vystomas tą atsinaujinantį energetiką. Saulės energijos pagrindai, vėjo energetika jau buvo pradėta tuo metu, saulės, aš sakyčiau, daugiau. Man teko matyti, kaip Lietuva buvo priklausoma nuo Rusijos, anksčiau nafta tik tai iš Rusijos, dujos tik tai iš Rusijos, elektros energija ir ta didžiąją dalim keliaudavo iš Rusijos. Tai nes nepaisant to, kad buvom paskelbę nepriklausomybę, kad buvom NATO, ES nariais, vis tiek ekonomiškai, energetiškai buvom nepilnai, bet labai didelė dalim priklausomi nuo Rusijos. Tai daug kas ir sakydavo, gal nereikia daryti šito energetinių projektų, jie brangiai kainuoja ir taip toliau. Bet kur tie žmonės dabar, kai mato, kad jeigu ne šitie žingsniai, mes būtume labai priklausomi nuo Rusijos. Mūsų valstybės pagrindas būtų žymiai silpnesnis. Daug kas lygina energetiką su kariuomenė, tai yra kaip antroji kariuomenė. Be energetikos niekas negali veikti. Dėl to užtikrinimas stiprios energetikos ir buvo tas pagrindinis tikslas, o tai yra užtikrinimas stiprios valstybės. Ministro darbas be abejo yra tam tikros estafetės perėmimas iš ankstesnio laikotarpio ir vedimas per kadenciją kartu su visa ministerijos komanda. Tai pagrindiniai iššūkiai be abejo buvo energetinio saugumo projektai. Bet mes iš tiesų bandėme derinti ir veikėme toje klasikinėje energetinėje trilemoje. Tai yra tarp energetinio saugumo, darnios plėtros, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros ir energijos išteklių kainos. Tai vienas iš svarbiausių dalykų buvo suderinti strateginių projektų įgyvendinimą kartu su ta žaliaja atsinaujinančios energetikos politikos darbotvarke. Ir dar vienas iš tokių iššūkių, aišku, būdavo, kad pradžioje, kuomet jau teko perimti tos darbus, tai mažokai laiko Lietuvai buvo be abejo
toj visoj transformacijai energetiniai, tai nemažai teko padirbėti su Europos komisija, kad būtų tinkamai suderintos valstybės paramos gairės energetikai. Gaminančio vartotojo schemos įgyvendinimas ir taip pat nutolę gaminantys vartotojai. Tai tuo metu, kuomet šias idėjas kėlėme, dar kadencijos pradžioje daug buvo skepsio iš tinklų operatoriaus ESO ir iš kitų, sakykime, energetinių korifėjų, sakydami, kad čia tokia smulkia energetika, čia tokie žaidimukai, kurie nieko gero nesibaigs. Bet iš esmės dabar pamatėme šitos dienos perspektyvos, kad tai buvo teisingas sprendimas, tai džiaugiuosi, kad tuo laikotarpiu teko padirbėti energetikos ministerijai. Na ir norisi palinkėti šią gražią progą, kad iš tiesų tą energiją, kurią mes turime, mes ją panaudotume pačiu tinkamiausiu būdu ir tiems patiems svarbiausiams dalykams, kad tiesiog nešvaistytume laiko, ir tai yra svarbu tiek mūsų profesinėje veikloje, tiek mūsų asmeniniam gyvenime. Lietuva susiduria turbūt su tam tikrais iššūkiais energetikoje ir iš jų pirmas yra energetinis saugumas, antras yra dekarbonizacija ir žalias kursas. Du pagrindiniai iššūkiai. Kai kalbame apie energetinį saugumą, čia turime vėl du dalykus. Turime saugumą mūsų energetinės sistemos, fizinį, kibernetinį ir taip pat turime didžiulį importą energetinių išteklių. Turime užtikrinti, kad jie būtų iš saugių šaltinių, kad jie būtų kuo mažiau. Lietuva buvo pirmoji šalis pasaulyje, kurie atsisakė rusiško energetinio importo. Mes pasakėme 0 rusiškos naftos, 0 rusiškų dujų, suskystintųjų, 0 elektros. Ir tas yra labai svarbu ir tą mes galime padaryti todėl, kad nuosekliai dirbame su energetiniu saugumu, nuosekliai su energetiniu saugumu dirbo ir prieš tai buvusios vyriausybės. Žaliasis kursas vėlgi taip pat tampariai susijęs su energetiniu saugumu, nes, sakykime, gamyba, atsinaujinančios energetikos energijos gamyba yra labai svarbi žaliam kursui, o taip pat labai svarbi energetiniam saugumui. Tai tam, kad galėtume vystytis pakankamai sparčiai, kalbu tiek apie saulės energetiką, tiek apie jūros energetiką, jūros vėjo, tiek sausumos vėjo energetiką. Labai svarbi statinė bazė, kuri buvo sutvarkyta, 2 proveržio paketai, kurie leido labai sparčiai vystytis visai energetikai. Todėl 20 metais mes planuojam, kad visą elektros energiją jau šalis pasigamins pati. Tai tas greitis, kuriuo mes judame į priekį, yra tikrai įspūdingas. Šiais metais tai yra 2024 mes pasigaminsime apie 68-70% visos elektros energijos patys. Kalbant apie energetinį saugumą, dar turbūt reikėtų pabrėžti desinkronizaciją nuo rusiškos sistemos apie visai su kontinentine Europa. Daugybė projektų, kurie šiuo metu yra gyvendinami ir pakankamai sparčiai ir džiaugiuosi, kad šių metų, 20 metų rugpjūčio mėnesį mes išeisime jau, paskelbsime, kad kartu su latviais estais nebepratęsim sutarties su rusiška sistema ir 2025 metų vasario 8 dieną persijungsime prie kontinentinės Europos tinklų. Energetika tai sektorius, nuo ko priklauso mūsų gerovė, mūsų šilti šviesos namai, priklauso mūsų ekonomika visa ir taip pat priklauso, ar mes tuos išteklius, tą visą, sakykime, gėrį turėsime be jokių sutrikimų.